Nu, po pusės valandos jau turim. Nu, ne po pusės valandos. Jūs nukelsiu į vaikystę. Čia yra, jums jau čia nesimato, čia yra tie sausainiai, kur viduje yra su įdaru. Ir, cigarečių valgomas. Tai va, papasakok dabar, kaip tu per 23 metus nei kartą nebuvai jūros šventėje? Kaip tu galėjai praleisti tokį didingą ir įspūdingą reginį ir eventą? Aš bijau sumeluot, gal kažkada vaikystėje aš ir esu buvus, bet tikiuosi ne. Ir tėvai po to nerėks ant manęs, kad aš buvau, bet neatsimenu. Bet šiaip tai tiesiog nėra, kad labai domino šventė šitą. Nu, bet man keista, kai tavo tėvai taip po visur su šeima važinėja, visokios joninės ir panašiai, čia toks pakankamai didelis eventas Lietuvoje. Ypač Nu, jie nemėgsta daug žmonių. Kad specialiai važiuot kažkur, kad būtų daug žmonių. Tai jeigu Londone gyventum, nelankytų tavęs? Lankytų. Lankytų? Tikrai lankytų. Bet Jiem tik daug pavažinėt. Bet ten daug žmonių. Nu, bet čia daug lietuvių girtų vienoj vietoj. Bet čia kažkoks kitoks, kaip net pasakyti, ne eventas, čia tiesiog reginys, kurio daug kur negausi, daug girtų lietuvių kaimiečių vienoje vietoje. Nu, nelabai gundančiai skamba. Čia žiauriai afigenai yra, ypač kai tau 16 metų. Ypač kai man jau nebe 16 metų. Nu, tai apsimesi, kad tau 16 metų. True. Šiaip, kodėl mes labai taip fainai pradėjom šnekėt be jokio intro? Clickbaitinis žmogus iškart pasijungė. Bet mes jau antrą kartą Klaipėdoj, po to praeito vlogo, aš nežinau, ar čia bus į tą patį vlogą sudėta, ar čia bus atskiras. Nu tai va, jeigu čia bus tas pats, tai welcome back, jeigu čia naujas, tai sveiki atvykę. Tai mes atvažiavom prieš porą dienų į Klaipėdą. Aš susirgau, ką galima girdėti. Tai biški tokie ir vlogai bus. Kai aš sirgu, tai nelabai fainai, bet rytoj bus jūros šventė, apie ką ir šnekėjom, kad... O Mickey Mouse bus? Reklamą. Dabar mes esam prie Olando kepurės, žiūrėsim į saulėlydį. Ir vat... Sakysim, bent ant vieno gražaus saulėlydžio. Nu vieną turėjom tokį sau. Nu bet cute buvo. Nu jis cute buvo, bet jis toks sau buvo. Toks. Bet už tą saulėlydį daug Tailando užsibūkinom dalykų. Geriausias aktyvitis, kai žiūri saulėlydį, būkintis apartmentus į Tailandą. Kalbant apie Tailandą, tai prasidėjo karas. Norėjau irgi klausti, kaip jauties dėl šito. Kažkaip atrodo kaip mūsų sėkmė, kai mums liko 2 savaitės iki Tailando, net jaučiu mažiau. Iki išvažiavimo į Tailandą. Mums cancelino vieną skrydį iš Helsinkio į Vilnių, tai kai grįšim namo, tai vieną skrydį tą cancelino. Ir dar karas prasidėjo tarp Kambodžos ir Tailando pasienį. Jo, prie pat Bankoko. Nu, nėra ten nu, nežinom tiksliai, kurioje vietoje, ten didelis tas pasienis jų tarp Kambodžos ir Tailando. Nu, bet labai arti.
Bet ne, jo. Tai va, ir nežinom, kaip čia bus. Ar čia... Nu, šiaip, aš manau, viskas sutvarkys kažkaip maždaug gal. Aš Blemba, tikiuosi. Tailandui būtų belė koks rip, jeigu jie visą turizmą turėtų nukatint dabar. Belė koks rip būtų. ASMR. Tai labai įdomu, ar mes būsim pakviesti šaudytis kartu. Man labiausiai patiko visų komentarai, kad o ne tik ne Ladyboy. Saugokit visus Ladyboys. Tai yra, šiaip turėtų Tailando Ladyboys turėtų įtraukti į UNESCO, man atrodo. Čia jau turėtų būti saugomas dalykas. Ypač esi mačius video, kai juos kviečia į kariuomenę. Kai, nu, tipo, Tailandė yra tas kaip ir Lietuvoje, kad tu turi eiti į privalomą tarnybą. Ir pas jos tokia, žinai, kaip bingo, tokia išsuka ir ištraukia numeriuką ir pasako, kas eis, kas neis. Bet man atrodo, visus jos 18 metų pakviečia ir tada, nu, tipo, nėra taip kaip pas mūsų, ten 18, arba tu jau pataikai, arba nepataikai. Man atrodo, šitaip yra. Fun. Ir... Pas jos visur žaidimai kažkokie. Ir juokingiausia matyti, kai Ladyboy kokį nors pakviečia, jis toks sesi. Ir ateina visas su crop topu, šortukais pusė užpakalio tik dengiančiais. Ir staipas ten prie visų. Labai juokingai atrodo. Tai va, mes labai excited visą šitą pamatyti savo akytam. Ir viską jum nufilmuot, papasakot, gal ne viską. Ne viskas gal yra legalu, ne viską legaliai galim kelti į YouTube, bet mes tikrai pamatysim ir viską papasakosim. Jeigu nori daugiau privačių, tai subscribinkit mūsų Contribui. Galvojau, sakysi Patreon'e. Tai Contribui mūsų subscribinkit ir ten sukelsim daugiau. Arba Telegram'e. Ping pong show, tada gaidžių peštynės. Blioma, šiaip norėčiau pamatyti. Nesakyk šitai karą. Tada Unethical dramblių visų šitas parkus, kai drambliai rodo pasirodymus. Ne, mes to nerodysim. Rodysim, viską eisim, filmuosim. Kas ten dar tokio vyksta ten? Ne, mes neeisim niekur, kur gyvūnai yra per prievartą laikomi ir... Primenu, prieš 30 sekundžių Karolina sako, bliamba, norėčiau gaidžių peštynės. Nu, bet jeigu jiem patinka... Tai žinai, kad jiems peilis prie kojų pririša ir jie ne tik su nagais varo, bet jie su peilis iki mirties varo. O po to pietus iš tų gaidžių? Jo, gaidžių. Ai va, dar ryklių šitų fins, kaip jie, palauk lietuviškai, fins... Pelekų. Ryklių pelekų sriubą būtinai valgysim. O ar jūs valgė, tai labai... Jo, jeigu... O ar jūs valgė, tai mum irgi galima. Ne, mes tokiais dalykais neužsiemam, čia mes viskas juokaujam, Jeigu ką, nedeclarinkit mūsų. Ai, dar... Įsivaizduoji būt nukencelintam dar nepradėjus karjeros savo. Kalbant apie karjerą, tai mes šioj kelioniai dar filmuosim, ne reklamą, o... Kolaboraciją turėsim su vienu kepyklos kažkokiu brandu, nes mes prieš porą dienų nuėjom į Airomi ir paragavom mačios ir makarūnso ir mačia man tiek nepatiko, kad mes net nusprendėm nufilmuoti šitą į TikToką. Hello. Sveiki, šiandien nauja rubrika, ragaujam chuinę su airimu. Paragavom mačą su mangais ir pasiflorais ir su braškiam. Tai mangai ir pasiflorai tai 1,5 iš 10. Šitą aš geriau su braškiam, tiesiog su braškių piurė. Ir sakyčiau 2 iš 10. Vien dėl to, nes braškės skanios buvo. Tai kol braškės jautės, buvo gerai. 7 pėm jau ką. Šiaip. Ne, mano 6 pėm. Man patinka. Šitas vapšė nepatinka. Arba čia palyginimas dabar eina tiesiog burnoj. Bet šiaip man visai patinka ir kad čia šviežus tokie. Nu, makaronus tikrai skanus. Nu, tipo, man visai patiko.
Aišku, gal aš daug nevalgyčiau, bet aš saldaus tiesiog Nu, mes va vieną suvalgėm per pusę, man pilnai užteko. Jo. Makaronai gerai, šitas labai blogai. Šitą niekaip negaliu pateisinti, vapšė niekaip. Mačis vapšė nesijautė. Eirimai buvo toks kažkoks vandens atoskonis dar. Nu, Čia nežinau. ceremonija, o mačai turėtų būti tikrai su stipriu skoniu kažkokiu. Nu, gal ne tai, kad stipri, bet vapšė jo nebuvo. Nu, bet tu turėtum jaustis mačai tam. Ne. Taip, kad deklininam. Einam kitą vietą. Ir dar pamiršom pasakyti, kad sutvarkykit logotipą savo. Ir šitą lipduką užkliavot už 7 spam. O šitą lipduką. Su jum jau čia geriau galėtum pasidaryti. Eikit pažiūrėt, kas dar nežiūrėjo. Taip, eikit pažiūrėti, ten virš 2 kažkiek tūkstančių peržiūrų ir ten belikiek komentarų pasipiktinusių. Vieni prieš, kiti už. Tai ir mums parašė viena kepyklėlė ir pasiūlė paragauti jos brownie. Tai mes, of course, pasirašėm. Kas nepasirašys, čia lietuviška siela, kai nemokamai imam viską. Ir to labiau paragauti, šiaip gal iš tikrųjų bus skanu. Tai labai įdomu bus. Aišku, biški sunku bus filmuoti, kai tu žinai, kad tau čia viską nemokamai davė. Ir tai buvo toks jau labai gražus gestas nuo žmogaus. Bet iš kitos pusės jį pasakė. Vis tiek, kad pasakyt nuo širdžio nuomonę, nes tu vis tiek pasąmonėj turi kažkokią, tai kad vis tiek tau atsiuntė, davė kažką, tai toks kažkaip netaip šališkai reaguosi, man atrodo. Nu ir tu pertraukė ir aš dabar nežinau, ką aš nekėjau. Da, aš galiu papasakoti. Ne, negali, tu apie ryklius vėl pradėsi pasakoti tada. Ai, nu labai taip fainai prie mūsų priėjo ir šiaip ten viską papasako ir panašiai, ir ten pasisiūlė ir ten žinutę pasirašyti, ir skonį pasirinkti ant viršaus, tai pirmadienį, šiandien yra ketvirtadienis, tai pirmadienį turėtumėm gauti. Tai jeigu bus geras oras prie jūros, gal nufilmuosim kažką. Lygiai, labai. O kaip jums lietuviška vasara? Aš tai sulaužiu šitą pagalį. Aš jau nenoriu nieko. Va tokia va vasara mūsų. Be komentarų, o žmogus sėdi, peilį pasiėmęs. Bet kadangi mūsų kritika konstruktyvi labai maisto patiko, tai prisižiūrėjom tik tokią naujų vietų. Sugalvojom pamėginti keikeri brownius. Daug jau metėm ir tik tokią. Nusprendėm pamėginti ir duoti savo review. Konstruktyvų review. Kaip gražiai su bantuku padaryta. Labai cute atrodo. Labai cute atrodo. Turim tokį papuošimą, galim papuošti mašiną. Ir galiu aš irgi pasipuošti. Ten džiūna pelėdas jau ką. Iš lokacijos, kur mes turėjom filmuoti. Tai mes šitą neskaitom. Nes visiškai nelyja. Absoliučiai. Nu, alio. Jūs gali netrukdyti, aš atidarinėjau. Visi nori žiūrėti, kas ten viduje. Gerai, daryk. Gavom atviruką kažkokį. Dar atvirukas yra. Jau kvepia kaip žodį. Nu, pasiskaitysit patys, kaip užsakys. Jo, skaitykit. Omega. Diabetes, straight away. Aš sakiau, kad aš noriu su šitų gėlyčių. Ir gavai gėlyčių? Taip. Nice. Aš noriu tą garsą. O. Eina, važiuoja Jessica. Skanu? Gerai, duok ir man paragauti. Man patiko, tau patiko? Labai saldu, pauk, aš noriu pačią brownie be glaistų paragauti. Man pats brownis patinka, bet man gal labiau patinka be glaisto. Aš rekomenduoju su glaistu. Airimas sako be glaisto ir dabar spręskit kaip norite. Ne, jūs jau patys apsispręskit. Nu, aš duočiau 8 šokolado gabalėlius iš 10. Link 9 eičiau. 9? Tai Eirimas 8, aš 9, viskas, ačiū, viso gero, ate. Tai aš nežinau, kiek ten real reakcija bus, nes kai Romi filmavom, mes tiesiog atsisėdom prie suoliuko. Vapšė ne prie suoliuko, o... Ne, ant suoliuko mes buvom. Nu, tu ant suoliuko sėdėjai, aš ant žemės sėdėjau. Ir mes tiesiog random vienu teiku nufilmavom viską, čia viską reikės parodyti, papasakoti, nežinau. Įdomiai bus. Įdomi patirtis, bet mes tikrai buvom nustebinti, taip pasakysiu. Buvom nustebinti, gražiai sakant. Jo, ne, mes tą vakarą jau nebežinom, kaip reaguoti. Šiaip, kai daug dėmesio susilaukėm, net šeimos nariai ten pradėjo rašinėti, klausinėti. Jo. Apie tą Romį. Tai buvo įdomi patirtis tiesiog taip pagauti žinutę. Žiūrim, jau followerių gaunam ir offline. Praeina tiesiog.
Gyvai stebimus. Bet žiūrėk, kaip gražiai apšviečia mums dabar saulytę. Per Golden Hour atvažiavom. Jeigu ką, mes jau full on ekipiruoti, nes aš turiu stovą Su stabilizatorium. su stabilizatorium. Mes turim mikrofonus, vieną mikrofoną, bet gimtadieniui dar paprašiau antro. Tai draugai. Tai draugai, tikiuosi, kai aš šitą montuoju, aš jau turiu 2 mikrofonus. Kad galėtume daugiau jum maisto review duoti ir daugiau išpeikti vietų. Taip, kad aš galėčiau ne taip laikyti, mes galėtumėm tiesiog turėti savo. Bet kas svarbiausia, kalbate apie gimtadienį. Aš šiandien atsikėliau ir man tiesiog visas telefonas plyšta žinutėm, tipo su gimtadieniu. O šiandien yra Liepos 24. Mano gimtadienis yra rugpjūčio 24. Nepamirškit pasveikinti visi. Taip. 20 000 žinučių būtų. Tik Taip. merginos, berniukai negali rašyti, tik merginos gali rašyti. Tai ir aš... Jūs Ladyboy'us esate. Ten yra jau remixas. Tai žodžiu, ir aš atsikeliu ir belenkiek žinučių su gimtadienio sveikinimais ir ten krikšto mama, tetos, ten kažkokios tipo giminės ir panašiai visi su gimtadieniu. Ir aš taip ir nesupratau, kas čia vyksta. Ir aš patau žinu į savo Facebooką ir kažkodėl aš gimiau 81 metais ir dar mano gimtadienis Liepos 24. Ir aš po to visiems atrašiau, kad, šiaip 24 rugpjūčio gimtadienis mano. Tai žmonės, kurie artimesni bandė atsiatmazinti, kad oi, tokie pavargę, tokie neturėjo, žinai, net laiko pagalvoti, norėjom pasveikinti, Facebook'e pamatėm. Bet ačiū Dievui, kad aš greit pamačiau šitą, nes tikrai pusė Facebook'o būtų pasveikinę ir gerai, kad siena uždaryta yra. Mane net sesė šiaip pasveikino. Siena uždaryta yra. Tarp Baltarusijos ir Lietuvos ir Lenkijos. Tai va, jeigu kas nežinojo, tai vam tokią informaciją galim duoti irgi. Dėl to man ir reikia 2 mikrofonų, kad aš galėčiau karpyti vieną mikrofoną pilnai tiesiog. Tiesiog iškirpti. Tu skrenda. Iš Baltarusijos? Jaučiu. Kur? Va, ten. Tai Palangos oro uostą jaučiu. Taip žemai. Mes taip pat pasistatėm mašiną prie Olandų kepurės, kur Airima sakė, kad labai vogė viską. Tai aš nežinau, jeigu ką. Per šią kelionę mus irgi sponsorina Gonzaliva. Tai tikiuosi, kad liks ta mašina dar. Gonzaliva geriausias automobilių dalis Vilniuje ir ne tik. Tai susisiekite gonzaliva.lt, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, telefonų numeris +3 706. Taip, ačiū. Tai Gonzaliva, automobilių dalis, geriausia kaina, greičiausiai. Kokių tik reikia? Gonzaliva LT. Gonzaliva LT. Gonzaliva LT. Gonzaliva. Čia Dievo verslas. Gonzaliva LT. Dievo. Reklama. Tai va, mes jau full on įsibėgėjom į reklamų verslą. Tai jeigu norit, kad jūsų verslas puikuotųsi į sveikatą. Jeigu norit, mes dar turim visą kairį kampą. Čia va, viskas gali būti reklamos. Jeigu norit, va čia visur. Mes į skampas rašom. Fantazijos LT susisiekit su mumis, prašau, Chess Chipsai irgi mes laukiam jūsų. Kult energetinis. Šiaip Red Bullis būtų gerai, bet be šansų. Airomi, jeigu norit, mes galim ir gerą review jums parašyti, jeigu jūs norit. Tik sumokėkit mums. Prašau, grąžinu. Norėjau kažką sakyti. Jeigu ką, man labai įdomu, čia tiesiog dėl montažo, mes apšia filmuojam ar nefilmuojam? Būtų prikolas, jeigu mes dabar nefilmuojam. Ten kažkoks geltonas kažkas išlindo apačioje, aš tikiuosi, ten viskas ok. Ten tai tutorialas, man atrodo, jau mokina kaip... Kalbėt? Nori nueit pažiūrėti, ar filmuoji? Tegul, filmuojam, nefilmuojam, tai nefilmuojam. Žodžiu, ką norėjau svarbiausia pasakyti? Pamiršau. Kad Airimas yra geriausias vaikinas žemė? Ačiū. Miau. Dėl montavimo. Aš šiuo metu, šiandien yra kokia diena? 24 Liepos, gimtadienis man. Ir šiandien aš montuoju, jau 2 dieną montuoju vlogą iš Londono, tokį imedžiną,
iš Londono ir Varšuvos. Tai man labai įdomu, vat jeigu jums įdomu, man tai įdomu, kada vapšė šitas vlogas išeis. Nes aš dabar montuoju vlogą, kuris buvo gegužės ten pradžia ar kas? Ar vidurys? Tikiuosi, kad tu šitą išleisi bent iki Tailando. Šitą? Nu ne, tai Londono. Ai, nu Londono tikiuosi. Klaipėdos galėtum, kol skrisim į Tailandą sumontuoti. Taigi dar Trakai. Nu, bet Klaipėdos prieš tai buvo. Bet jeigu šitas. O šitas atskirai bus jau? Ne, aš manau, įlijokį vieną. Bet čia jau per Bet ilgai mes bus. šešis podcastą jau darom. Nu, tai čia bus atskiras. O kad mes bazarinam pusę valandos apie nieką. Kaip suprasti apie nieką? Žmonės mėgsta, o tu žiūri, vat, kur podcastus, tengi irgi tas pats. Nu. Mes šnekam apie tai, kad mes gavom daug sponsorių. Jau dabar. Tai mes laukiam jūsų visų, kad jūs galėtume prisijungti prie mūsų komandos. Man reikia dabar žmogus, kuris montuotų man šitos video visus. Nemokamai. Barterių. Barterių gausi. Mama galės... Jokelių. Ne, mama galės kibinų iškepti, labai skanius kibinus kepa, tai mama galės kibinų. Tai mama galės kibinų iškepti ir jūs man montuosit video, bet aš būsiu labai harsh klientas, nes man labai nepatinka dalykai. Tai žodžiu, kad visus sponsored video gerai būtų sumontuoti ir panašiai. Tai vat. Ką gali pasakyti apie šitą? Mamos kibinai patys skaniausi. Laukiam rėmėjo. Jeigu norit mamos kibinų, tai vienas kibinas €1.50. Ne, kur tu tokį? Kur tu taip pigiai gausi? Lidlė brangiau. Lidlė brangiau, kiek kibinas gali kainuoti? 3 eurai, gerai. 3 eurai kibinas, bet žinokit, skanesnė kibina gyvenime nebūsit valgę. Čia bus geriausias jūsų kibinas, kokį esat Burnoj turėję. Ir ne tik kibinas. Arba ne Burnoj. Mes esam labai open viskam, mes priimam visus žmonės. Jeigu jums norit kibiną valgyti per kur norit, tai galite valgyti per kur norit. Tai skaniausias kibinas žemėje, tai rašykit mum, jeigu norit mamos kibinų. Tai, oi, Nu, 3 eurai kibinas, mamos kibinai. Mamos kibinai. bet Nu. Va taip skaniai kramtysit, jeigu mamos kibinai. 3 eurai čia tik su nuolaidos kodu mamos kibinai. 10. 10, čia 3 eurai, o šiaip 15 eurų vieną kibiną. Gerai, gal ties to ir baigiam šitą pokalbį. Aš jums parodysiu, kaip mes gražiai sėdėm ir kaip aš sugadinau ką tik visą šitą vat. Samanas tu sugadinai. Tu žinai, kad tu regioniniam parke esi. Čia ne, aš čia kiškis. Žodžiu. Tai va, aš taip parodysiu jums, kaip mes čia kokį vaizdą gražų žiūrim. Ir aš tikiuosi, mes visą šitą filmavom, nes biškai bus gaila. Tai iki greito. Atsisveikinam su jumis ir einam mėgauti saulėlydžių. Norim dar padėkoti gonzalyva.lt, Cakery Shop. Ne, Ir- koks kikeri, tai jį visą video ne. Tiek to. Cakery Shop ir mamos kibinai. Ačiū. Gonzalyva.lt. Užeikit, jeigu jums gesta mašina, tai važiuosit po to kaip su Porsche. Užeikit Gonzalyva.lt. Ir dar Eurovaistinė LT, kuri išlaiko mano gyvybę. Bye. O kad mes buvom ką tik Fantastic Four ir ten buvo įrašytas airimas į subtitrus. Oi, ne į subtitrus, o į kreditsus. Va šita žvaigždė. Va. Čia normalu?